Tai skaidrės parengė Dominika Vaiginytė, 4A Vilniaus Ozo gimnazija. Taigi vartininko duona. Tai galėčiau teikti, kad dauguma yra matę futbolo varžybas, bet kaip jos atrodo iš šalies. Tai kaip mes ruošiamės varžyboms, kaip tai viskas, nuo ko visą tai prasideda, iš ko apskritai yra sudaryta futbolo aikštelė, kokia yra taktika, papasakosiu tolimesnėse skaidrėse. Taigi visi geri tikslai ir visos didžiausios pergalės atsiranda nuo nuolatinio darbo. Tai kaip pavyzdys Ronaldo, kuris yra vienas žinomiausių, galbūt netgi žinomiausias futbolistas pasaulyje, tai jo vardą išgirdus visi supranta, apie ką yra kalba, o taip yra todėl, kad jisai siekia to visą savo gyvenimą. Tai futbolo aikštelė sudaryta iš pozicijų, tai yra puolėjai, saugai, gynėjai, vartininkai. Neabejotinai, norint siekti aukščiausių rezultatų, reikia stengtis maksimaliai. Taigi, kaip treniruojasi skirtingų pozicijų žaidėjai? Taigi, visi treniruojasi skirtingai, vieniems daugiau reikia greičio, kitiems reikia vikrumo, kitiems reikia daugiau reakcijos. Tai kaip yra ruošiami saugai? Taigi, saugai treniruojasi labai panašiai kaip puolėjai, prie jų prisideda komunikacija su gynėjų linija, dėl to, kad jie žaidžia viduryje, jie turėtų kaip klijai, jie padeda kamuoliui skirstytis po aikštelę ir pasiekti reikiamą tikslą. Taigi gynėjų pagrindinis tikslas yra komunikuoti su vartais ir su saugais. Taip pat daug kas nesupranta to, kad gynėjai taip pat gali mušti įvarčius. Tai priklauso nuo gynėjo kaip žmogaus, kaip asmenybės, nes ne visi gynėjai gali mušti įvarčius, ne visi gynėjai savimi pasitiki ir ne visi gynėjai tam yra pasiruošę. Dauguma gynėjų dabar jau šiam profesionaliam futbole 21 amžiui muša įvarčius ir dažniausiai įmuša daugiau nei kai kurie saugai. Taigi gynėjai nuolatos turi lavinti aukštų kamuolių stabdymą, kam tai yra skirta dėl to, kad tik tai taip tu gali sustabdyti ataką ir padėti vartininkui dirbti. Taip pat jie turi turėti gerai išvystytą ilgą kamuolio perdavimą. Kam to reikia? To reikia tam, kad jie galėtų padėti ne tik saugam, bet ir puolėjam. Jie galėtų įmesti ilgus kamuolius į zonas ir taip galėtų užbaigti ataką. Gynybos detalės gynėjams, tai čia jau individualūs dalykai. Tai vartininkas. Vartininkas yra vienas ir paskutinis žaidėjas. Dauguma sako, kad vartininkas sudaro 50% komandos sėkmės. Kokia yra tiesa, aš pasakyti negaliu, bet dauguma mano, kad netgi 60% priklauso nuo vartininko. Čia yra ginčytinas dalykas, čia galima būtų diskutuoti labai ilgai, bet kiekvienas turime savo nuomonę. Mano nuomonė, nežinau, galbūt 50%, galbūt kai kuriuose komandose net 40%, galbūt tai priklauso labiau nuo komandos. Taigi, kokios yra pagrindinės ir reikalingos savybės, kurias turi turėti vartininkas? Tai vartininkas turi mokėti komunikuoti, turi mokėti greitai reaguoti, turi išlikti šaltų nervų sudėtingose situacijose, nes tik nuo jo sprendimų tolimesnių priklausys komandos likimas. Taigi, kaip mes ruošiamės kaip vartininkai varžyboms, kaip mes stengiamės tobulėti, kad būtume pasiruošę net tose karštose situacijose, kur turime išlikti šalti ir savimi pasitikintis. Taigi, stipri vartininko komunikacija gali palengvinti gyvenimą visai komandai. Kodėl taip yra? Nes vartininkas stovi už visos komandos žaidėjų ir tik jisai vienas mato, kas vyksta kitiem žaidėjams už nugarų. Taip, tau gali padėti kiti komandos žaidėjai, bet vartininkas viską pamato daug anksčiau, jis mato visą aikštelę ir jisai gali tau patarti, kur duoti pasą, jis gali pasakyti, kad tu turi žaidėjų už nugaros ir kad tu turi nedaryti tam tikrų judesių. Ir tiesiog komunikacija yra tikslas į geresnį rytojų. Kuo daugiau žmonės komunikuoja, tuo viskas gyvenime yra aiškiau. Taigi, kokia yra įpročio galia?
Dauguma yra girdėję frazę, kad net šuo kariamas pripranta. Kodėl pritaikiau šią frazę vartininko pozicijai? Todėl, kad mes per treniruotę ruošdamiesi nukrentam apie 20 kartų vien tik per apšilimą. O prasidėjus normaliems pratimams, tai maždaug bendroj sumoj, nukrentam apie 100 kartų tiesiog nukrentam. Tai čia yra tokia, sakykime, statistika galbūt nelabai tiksli, galbūt kartais tų nukritimų būna daugiau, galbūt kartais tų nukritimų būna mažiau, bet statistika yra statistika ir manau, kad 500-700 kartų nukristi per savaitę yra labai daug, tai kaip ir šuo kariamas pripranta, taip ir mes priprantam kristi tiesiog ir mums tų šonų nebeskauda, mums tas uždaryk, mums tas, čia geras, mums tas šuolis jau pasidaro nebebaisus ir mes tiesiog krentame iš įpročio, iš reakcijos, iš visiškai atsipalaidavę, pasitikinti savimi. Darbas. Žinoma, vartininkai ties komunikacija ir kritimų neapsiriboja. Šiai pozicijai nemažiau svarbus žaidimas kojomis. Galėčiau teigti, kad mano iš asmeninės patirties klaida buvo ta, kad aš galvau, kad vartininkui kojomis žaisti nereikia, aš žaisiu gerai rankomis ir man to užteks. Deja, tai yra visiškas melas, nes, kaip ir minėjau prieš tai buvusiose skaidrėse, vartininkas turi mokėti žaisti kojomis ir ilgus perdavimus perdavinėti. Ir ta pati komunikacija, kaip jinai prasideda nuo to, kad vartininkas prašo, kad jam atsižaistų kamuolį, kad jis galbūt galėtų pakeisti pusę arba galbūt galėtų padėti gynėjui išsisukti iš netinkamos situacijos. Taigi, kaip tam pasiruošti? Tai mes per kiekvieną treniruotę turime pratimus kojomis, kaip ir žaidėjai. Žinoma, nepamirštam pagrindinio dalykų rankų, bet kojos, sakykime, ir rankos, tai maždaug 60-40%. Taip, tu gali būti geras rankom, bet tai yra tik 60%, iki 100 tu dar turi pasistengti ir gerai išmokti žaisti kojomis. Taigi, tikslumas. Kam vartininkui gali būti tikslumas? Net sunku ir pasakyti, net sunku ir būtų neatsakyti galbūt tiksliau į klausimą. Tai tikslumas, vartininkas yra paskutinis žaidėjas aikštelėje, tai nuo jo priklauso bene, jeigu jisai padarys klaidą, tai visa komanda iš karto nebeturės jau jokio šanso. Tai manau, tikslumas elementariai padarius klaidą, padavus kamuolį ne ten, elementariai suklydus ir įvedus kamuolį nepasižiūrėjus į kairę ar dešinę pusę, tu prarasi kamuolį ir viskas. Nuosprendis yra parašytas, įvartis į tavo vartus, komanda pralaiminėja arba rezultatas yra išlyginimas. Ir dėl kieno tai yra dėka, tai yra tavo dėka, nes tu tiesiog padarei klaidą, kurios tu negalėjai padaryti. Kas vartininkui dar yra labai svarbu? Tai vartininkui yra labai svarbu tvirtas korpusas. Kodėl vartininkui yra svarbu tvirtas korpusas? Tai kadangi mes daug šokinėjam, kadangi mes daug krentam, kadangi mums reikia būti pasiruošus ir bėgti, ir griūti, ir dar šokti, tam reikia labai stipraus kūno, stipraus pasiruošimo ir stiprių galbūt ne tik tų išorinių raumenų, bet galbūt labiau ir vidinių raumenų. Pavyzdžiui, kritimo metu turi būti labai svarbus vidiniai raumenys, labai stiprus nugaros raumenys, labai stiprus šoninio preso raumenys. Kas būna, jeigu tu praleidinėjai treniruotes, kurios vyksta fizinio parengimo salėje, ir kas būna, jeigu tu ateini tik tai į lauko treniruotės. Nuo tos sekundės, kai tu pradedi praleidinėti treniruotės, pas tave silpnėja raumenis, apsikrauna vieni raumenis labiau negu kad kiti ir kas tada nutinka, tavo kūne pasidaro raumenis vieni labiau pavargę už kitus, tiesiog prasideda traumos, kurių neturėtų būti, o jos atsiranda dėl to, kad tu tiesiog tingi. Taigi, net jeigu, manau, kad čia visose sporto šakose yra tas pats, kas jeigu tu netingėsi, jeigu tu pasiruoši, jeigu tu atidirbsi nuoširdžiai, tai traumų nebus, jeigu tu dirbsi su savimi. Tai va, ačiū už dėmesį, tikiuosi patiko, o apibendrinant, tai norėčiau pasakyti tiek, kad visos sporto šakos yra svarbios, visos sporto šakos turi savitą treniravimo būdą ir manau, kad futbolas nėra
labai smarkiai išskirtinis nuo, kad ten, sakykime, krepšinio ar, nežinau, bėgimo. Visos sporto šakos yra plius minus panašios, galbūt vienos reikalauja daugiau darbo su savimi, galbūt kitose tu turi pagalbą iš draugų, iš kolegų, iš komandos draugų, bet manau, kad visur vienoda mintis yra ta, kad kiek tu pastangų įdėsi, kiek tu pats darbo įdėsi, kiek tu pats tenksisi, tokį rezultatą tu turėsi. Tai